Sveiki, aš Vytautas ir šiandien jums pristatysiu atviro kodo programą Stellarium. Šią programą galite parsiųsti iš svetainės mokslui.apl.lt. Tiesiog nueikite į mokymo programas ir šiek tiek žemiau rasite programą Stellarium. Aš jos nesisiųsiu iš naujo, nes aš ją turiu kompiuteryje. Jei kalbant šiek tiek apie programą, Stellarium gali rasti bet kur, nes ji yra nemokama. Ši programa perteikia realų dangaus skliautą realiu laiku, realioje vietoje. Su Stellarium gali tikrai matyti viską, ką gali pamatyti akimis, žiūronais arba teleskopu. Ši programa taip pat yra naudojama planetariumuose. Na, tai einam prie reikalo. Na, šiuo metu dabar yra diena, bet laiką galima pakeisti. Pasukti į priekį arba atgal. Na, bet jeigu nori matyti planetas, kurios yra prie Saulės, kurių plika akim tikrai neižvelgsi, tiksliau būtų pavojinga žvelgti. Šitoj programai gali tiesiog priartinti prie Saulės ir štai galime matyti Venerą. Akis nuo to tikrai neišdegs. Dar vienas būdas yra paspausti mygtuką, kuris izoliuoja Saulės šviesą. Štai matot, Paukštako galaktika, žvaigždės. Jeigu nori pamatyti aiškius žvaigždynų išsidėstymus, paspaudi mygtuką ir juos tikrai labai gražiai nubraižys. Dar galiu paspausti kitą mygtuką, kad pridėtų paveikslus ir galėtume jį sulyginti, iš kur yra kilęs jų pavadinimas. Na, taip pat gali pamatyti ūkus, galaktikas. Na, man tai yra patys įdomiausi dangaus kūnai. Pavyzdžiui, Andromedos galaktika, kuris susideda iš dviejų dalių M32 ir M110. Na, o jeigu ūka, tai Oriono ūkas, gražus labai. Kur tas Oriono ūkas? Štai. Štai. Na, manau, kad ši programa yra labai gera astronomijos pradžiomoksliui ir ne tik. Ačiū už jūsų dėmesį.